Jisai ne vienas, kad jo poreikiai nėra patys svarbiausi tik tai jam, o kad visi mes bendrai galėtumėm kažką daryti. Ir jeigu jau neišplauti indai, tai jau mes negalim valgyti. Dėl to, kad visa ta delegacija, kurią aš dariau savo šeimoje, kuri spontaniškai yra atliekama visose kitose šeimose, tai yra visiškai natūralu, tada tau kaip tėvui ir motinai daugiau laiko kalbėjimo, pokalbė. Tu nesi išsekęs iki paskutinio laipsnio, kad tu jau negali net pakalbėti su žmogum. Nieko nebėra, nes tu visą dieną stovėjai eilėj prie parduotuvės, ten nupirkai viską tu darai. Tu darai viską ir plauni, ir gamini valgyti, ir plauni, ir gamini valgyti, ir plauni, ir gamini valgyti. Ir tai gaunasi, kad tau net ačiū nepasakys vaikas. Ir po to klausite, kodėl mums ačiū nesako vaikai. Dėl to, kad jie nesuvokia, ką mes darome. Ko jie patys nepadės, ko jie patys neturės kraujo ant krumplių, tarkuodami bulvės kapelinas. Jie turi viską pajusti. Mes bijome, kad vaikas verkia. Reikia nebijoti, kad vaikas verkia. Dėl priežasties. Priglausti jį reikia, bet reikia paskatinti jam drąsiai daryti tuos darbus, kuriuos mes darom. Kaip aš minėjau anksčiau, pakartosiu dar kartą, kad tie vaikai, kurie nemato, ką tėvai ir seneliai daro, ne jūsų vaikai. Kažkas kitas juos augina. Nes matyti vaikams, ką jūs darote, jeigu jūs rašytojas, jisai turi matyti, kaip jūs plėšote tos lapus ir nervinate. Jis turi matyti, kaip jūs galvojate. Jeigu jūs esate režisierius, jis turi matyti jūsų spektaklius ir repeticijas. Jeigu jūs esate kokie nors pardavėjai, jis turi matyti, kad jūs pardavinėjate. O jeigu jūs negalite paimti savo vaikų į savo darbą, vadinasi, tai ne tas darbas jums. Nes jūsų pirmoji pagrindinė misija yra išauginti vaikus. Aš visą laiką tokį klausimą duodu po gimdymo tėvam, motinom. Ką tu paaukotum? Ar vaiką žmonijai, ar žmonija vaikų? Vadinasi, arba vaikas gyvena, žmonija išmiršta, ar žmonija išmiršta, vaikas gyvena. Ir visus motinos ką tik pagimdžiusius vaikus. Pasakys vaikas. O žmonija gali išmirti. Vyrai dažnai pasirinka žmoniją, ne vaiką. Dėl to, kad jie negimda. Bet jie labai prisirišę vyrai pasakys irgi vaikas. Mums reikia sugrįžti prie to, kad mes turime mokyti vaikus darbą. Visai to darbo, kur mums atrodo visai pereikšnis ir jis tik tai išsikamos ir vaikas daug geriau daug pasimoko. Ir jeigu mes praleisim tą etapą, tai tas genialumas ir nepasireikš. Nes tas genialumas išsivysto būtent iš to darbo. Mes bijome, kad mes nebūtumėm taip kaip indai surakinę vaikus prie tų kilimų. Bet jie nuėjo į kitą kraštą. Jeigu jūs pastebėjote, labai keista, bet žmogus kaip esybė, labai trapus. Jam reikia visko labai konkrečiai. Truputį per karštą ir mes mirštam. Truputį per šaltą mes mirštam. Visa mūsų fiziologija, chemija, viską taip sudaryta, kad mums reikia specialaus oro, atmosferos, specialių santykių. Truputį ne taip žmonės išprotėja, truputį ne taip pasikarė. Viskas taip yra taip suorganizuota, kad iš tikrųjų, kaip jūs pažiūrėtume dabar jeigu mes be paltukų pabūtume laukiai ir visi peršaltume. Mes esam jautrus, mes turime tą švelnią odą. Ne tik taip ir viršų, bet visur.
Ir kuo mes arčiau sudarysime tą atmosferą, kur yra mums reikalinga atpažinti, kas yra tas branduolys, yra lengviau išsaugoti komfortą, tikrai komfortą. Bet tikrasis komfortas yra dilema, kas yra. Žiūrime, prirakinti vaikai, mušami, jiems išduria akis, bet tik tai jie vaidintų, kad jie akli. Vergauja, tik pinigų kažkas gautų. Bet aš kitą matau situaciją, tėvas kilimą daro. Vaikai sėdi šalia, padeda tėvą. Jie neina į mokyklą, jie dirba kartu su tėvu. Ir mano atžvilgiu, tai buvo šventas vaizdas. Dabar sugrįžtame į vakarinį principą. Visiškai į kitą pusę nueina, vaikas nieko neturi daryti. Nei pirštą nepaliesti, viskas jam. Kas matome, kas darosi dabar. Jis kontroliuoja tėvus, kontroliuoja mokytojus, kontroliuoja visuomenę, kontroliuoja visus šitos pastatus, kur grafiti yra. Kontroliuoja ateitį, kontroliuos jūsų anūkus, proanūkus. Jeigu mes nesustabdysime dabar, kažko nepadarysime, tai bus dar sunkiau ateityje. Aš matau dar Lietuvoje kažką to, ko jau nebėra Amerikoje. Kitaip aš dar nebūčiau čia, bet to, kad aš matau pagražėjusią Lietuvą. Yra taurių, nuostabių, šiltų, išmintingų, šviesių žmonių, kuklių moterų, kuklių mergaičių. Ko aš nepasakyčiau apie Ameriką, nors aš visą ją skersai perėjau. Ir gyvenau visose vietose tenais. Bet Amerikos principas ateina čia. Ir ko mes turime visi susirakinti rankomis, susikabinti rankom, tikrai pergalvoti, kokią mes norim ateitį. Ir tikrai mes taip norim gyventi. Dirbti darbą, kuris nemalonus. Kankinti vaiką kalėjime, mokykloje, kur visiškai jam nieko neįdomu. Mes tikrai turim pagalvoti dėl to. Dėl to aš gal truputį išsiplėčiau tą temą, bet tas principas ir buvo atpažinti. Atpažinimas buvo lengva, nes čia yra būtent mano vieta, kur aš atpažįstu žmonės. Aš per valandą pasakau, kur jų yra sugebėjimai. Bet yra kitų dar stipresnių žmonių. Ir net ir jeigu jūs nežinote, kur sugebėjimai jūsų vaikų, tegu jie tenais bando viską, kol jie atpažįsta. Bet jeigu yra kažkoks žmogus, kuris gali padėti atpažinti, tada reikia ją ir būtent kultivuoti tą vietą. O ne šokinėti tada po visas vietas ir po to jis turės 10, 20, 30 užsiėmimų. Mama veža jį iš baseino į gimnastiką, iš gimnastikos į dailės būrelį, iš dailės būrelį į muzikos būrelį, iš muzikos būrelį į siuvimo būrelį, iš siuvimo būrelį į šokius ir taip toliau. Ir vairuotojo mama ar tėvas, va šitaip pat, vaikas viską bando ir po 10 metų jis vis tiek nieko negali parodyti, ką jis turi, ką jis sukūrė. Iš viso pati sistema švietimo yra atvirkščiai. Reikia pirmą leisti vaikui sukurti kažką, įnašą padaryti, kažkokį į šeimą, sukurti kokią naujovę, štai yra problema. Reikia sukurti. Paaugliam reikia kurti taip pat šeimas. Mes norim atitolinti šeimą. Tada, kada jam bus 25, 30, 40 metų. Bet tai visiškai atvirkščiai, kaip biologija mus diktuoja ir kaip darydavo mūsų protėviai. Mūsų protėviai daug daugiau suprato apie normalų vystymąsi, tiek lytinį, tiek emocinį, negu mes dabar. Aš tą temą labai giliai sprendžiu dėl to, kad mes vieninteliai vakaruose, kurį to nesuprantame. Visame pasaulyje daugmaž supranta. Ir Indijoje, ir Afrikoje, nors jie turi kitų problemų. Aš nesikišiu jų problemas, nes jie turi aibę problemų kaip female genital mutilation, aš nežinau kaip pasakyti, bet
lytinius organus išpjausto ir mergaitė nebernika dėl musulmoniškos tikybos. Tada žinoma, kada jau mergaitė gimdo, paauglė, tai žinoma, jinai vos nenumirs arba nekentės visą gyvenimą. Mes žiūrime statistiką, nežinodami visų faktų. Tai būtent tas buvo žmogus, kuris labai norėjau pritaikyti visų pirma, kas būtų lengviau, kad būtų mažiausias pasipriešinimas, kaip vanduo bėga, teka, mažiausiai pasipriešinimo, snaigė susidaro pagal mažiausią pasipriešinimą. Taip ir visa eiga fiziologinė turėtų būti bent taip. Jeigu tu išalkęs kažkur, tai reikia numalšinti tą alkį. Neleisim ten vaikų tenais kamuotis 3 paras. Tik dėl to, kad mes norim išmokyti, kaip alkas yra alkis. Natūraliai tai įvyks. Natūraliai įvyks, kai šeimoje kažkokia tai yra krizė ar kažkas nesuspėja nupirkti, yra alkis, normaliai įvyks. Bet iki kokio laipsnio mums reikia pasižiūrėti, iki kokio laipsnio yra pamoka tinkama. Tai vėlgi yra etikos sritis. Aš šeimoje leidau jiems pajusti daugą, kad jie suvoktų, kas yra gyvenimas. Bet aš esu prieš fizinį smurtą, fizinį kankinimą, mušimą vaikų, kaip discipliną, kurie atliekama beveik visose šeimos Amerikoje. Aš esu prieš tai, nes tai tik tai moko vaiką neapkęsti žmonių ir būti visiškai sugniaužęs. Žmogus netoks tyras išlieka. Aš galiu iš karto pasakyti, kas buvo muštas vaikystėje, nes tai matosi. Net fiziškai matosi. Kažkas išlieka fizionomijai visam laikui. Tai būtent aš manau, kad laikas yra leisti pedagogam visiems visoje planetoje ir ar Lietuvoje pasireikšti savai, kažką originaliai sugalvoti, suorganizuoti kažkokią naują sistemą pagal save. Mums reikia inovacijų, reikia naujų metodų, reikia naujų patobulinimų. Net ir egzistuojančių gerų sistemų mums reikia patobulinti. Mes irgi darysim akademiją, dar ieškom vietos, kur mes darysim. Bet tai būtų ta akademija, kiti turi savo akademijas turėti. Ir daug turi tokių mokyklų, kuriuose gali vystytis vaikas pagal savo genį. Ir pasiekimai mano vaikų yra stebėtini. Ir jie laikomi dabar vieninteliais šitoje srityje. Bet patikėkite manim, tai manoma visiems. Bent manau daugumai tiem, kurie yra pašaukti. Ar dar yra klausimų? Aš atėjau todėl, kad galvoju, kad ne
duoda, jis visada pienas duoda. Bet užmiršti, ką nors, dėl tos galvos kojams nėra vargas eiti parnešti. Aš būsiu iki vakaro, bet tu man atnešti. Bet už tai, kad sakyti, mes žinojom, kad jisai toksai griežtas. Jisai niekada nesistengdavo ar įsigalioja būti, užmiršta, visi girdėjo, kad pasakyta, renginys bus. Ir tas bendravimas su kitais batalijonais, kaip pasakėt, ne į save, o į kitus, tai nuo to pusės reikia pradėti. Šiaip, bet tas kartais trūksta to dėmesio, kada daug yra, kartais negali pamatai viską. Bet iš tikrųjų, kad nuo darbo, dabar rezultato ateis ir net mokyklos švietimo, dailės mokyklos Jūs klauskit, ponia, o ne. Ar yra klausimų? Klauskit. Ar yra klausimų dar? Taip. Ačiū labai. Labai dėkoju. Jūs teisi. Tai tikrai labai įdomi yra apie problema, ypatingai tiem, kurie mato visas tas kartas vystantis ir kaip aš nežinau, kaip jūsų akimis tai visą tai jūs tai matote, nes viskas buvo daug drausmingiau anksčiau ir daug kukliau. Tai jums tikriausiai raibsta akis, kas vyksta, ir aš kalbuosi labai su daugybė senelių iš visų šalių, jie labai sunku, jie faktiškai, jų tiesiog metai trumpėja nuo to, ką jie mato. Įdomu, kad kai mes tyrinėjom amžinybės principus ir mes tikriname tas tautas, kurios ilgiausiai gyvena, vienas iš tokių principų yra, kad seniausieji yra labai pagarbingoje vietoje. Nu, žinoma, jie tenais maitinasi daug gyvų, tenais maistų, jie turi, kas nežino, aš tyrinėjau tas tautas, kas eina vegetarizmą, atsiprašau, kad užminsiu jums koją, bet ilgiausiai gyventi žmonės valgo gyvulinės kilmės produktų. Daugiausiai kefyrą, arba pieną, arba žuvį, arba kiaušinis ir taip toliau. Žodžiu, tos tautos, aš nemačiau labai daug, kurie tik tai vegetarai būtų, kad jie daug daržovių valgo, arba yra tai, žinoma, išleistas knygas specialiai dėl komercinės naudos, kad kalbėti apie vegetarizmą, bet aš kalbu apie amžiniškumą, kad vienas iš tų dalykų be to, kad jie gerai maitinasi, vienas iš tų dalykų, kad jie savo gimtąją kalbą kalba. Ir jie gyvena arti tos vietos, kur jie gimė. Ir jie turi tą bendruomenę. Jie mato, kad jie štai yra jų vaikas. Ir jie žino, kad visą laiką jie yra išminčiai. O dabar, ką mes padarėm su seneliu? Yra kraupu visam pasaulyje. Kokiam lygiai mes juos, vietoj to, kad jie mums pateiktų išmintį ir mes būtų kaip išminties židinys. Ateitumėm pasiteirauti. Dabar jie atrodo tik tai dėl to, kad jie ligoti, silpnesni, negali greičiau vaikščioti, nes sutapatinam tai su išmintimi. Ir čia yra didžiausia klaida, kas turėtų tai atlikti. Ir būtent žmonės kaip jūs, žmonės, kurie yra jau viską pamatę, viską nugyvenę, jie gali duoti patarimų jaunimui. Dabar jaunimo nieko nereikia, viską jie žino, viską jie jau mato. O anksčiau net ir vedybo klausdavo senelių ir tėvų, ar tinkamas asmo, ar tai tinkama būsima žmona ar vyras. O dabar jie daro viską, ką nori.
Su kuo nori apsivės susitokės skyrybos, kaip matote, 60% ir tik tai gal kokie laimingų šeimų 10%. O visi kenčia, tie, kurie neišsiskiria, kenčia dėl vaikų, kenčia dėl patogumo arba nepatogumo. Ačiū labai, ponė. Čia buvo gera. Dar yra klausimų? Taip, aš norėjau paklausti, aš esu psichologė ir man tenka konsultuoti vaikus. Ir iš tiesų man labai įdomios jūsų idėjos, netradicinio ugdymo idėjos, bet klausimas, kurį aš jums noriu užduoti. Kaip vis tik tai jūs suderinate šitą ugdymo sistemą su dabartinė visuomenė? Nes man tenka konsultuoti dažnai vaikus, kurie labai sunkiai prisitaiko, tos, kad ir netradicinio ugdymo sistemos, jos yra tikrai puikios ir geros, bet jos nėra tęstinės ir nėra iki galo. Ir vaikui tenka ateiti į bendrojo ugdymo sistemą ir tenai adaptuotis. Bet tada iš tiesų kyla labai daug problemų. Ir toks ugdymas, aš suprantu, jis asmenybei, iš tiesų gali būti labai geras. Bet tarkim mokymas, šitos visuomenės dėsniai, kurie šiandien galioja, kaip jūs savo vaikus pritaikote šiandieniniam gyvenimui? Klausimas yra toks. Ar geriau, kad vaikas turi nuostabų gyvenimą 20 metų ir po to jisai turi perina krizę psichologinę, kad reikia jam adaptuotis, sakysime, universitete, jeigu jisai nuspręs būti daktaru, arba 20 metų jisai mokomas būti robotu, o jau nesvarbu, po 20 metų jau jokių nieko nereikia jam. Žinoma, neurologinių gal problemų ir nebus, negu jisai būna, bet kas jau jam nesvarbu, jis apatiškas. Jau jis net pasirenka darbą, ne pagal tai, kodėl ką jisai nori. Jisai pasirenka dėl pinigų, dėl prestižo. Mano atžvilgiu yra šitai. Jau geriau, jeigu aš pasakyčiau, pirmas klausimas, kurį aš duodu žmonėm. Sakau, ar tu dirbtum tą, jeigu tau tik tai metai būtų gyventi? Sako, žinoma, ne. Ar tu dirbtum tai, jeigu tik tai 2 metai būtų gyventi? Ne. Ir aš taip tiesiog 5 metai, 6 metai, 10. Po to, kai truputį nusitęsia iki 20, liktai toks didelis tas terminas, gal. Po to 20 metų. Bet kada tu, iš kur tai mes žinom, kiek mes gyvensim. Aš nesakau, kad dabar visi paimam ir mes gyvenam tik tai 1 dieną, bet žinote, iš tokios psichologinės vietos, tai tikrai būtų geriau, kad kiekviena diena būtų lyg mūsų paskutinė, lyg būtų tai yra amžinybė. Jeigu mes galime sutapatinti amžinybę su trumpalaikiu gyvenimu, mes irgi vertinsim ir nebijosime. Ir būsime atsargus ir neįsim nereikalingą į riziką. Ir turėsim tokią laisvę dvasinę, kad viskas bus tvarkoj. Aš gyvensiu amžinybę. Žinoma, mes nežinom, ar mes gyvensim amžinybę. Čia yra teologija, dvasingumas, kur turi būti visiška laisvė vaikui tyrinėti tą sferą ir nesurišti tą su kažkokia tai viena tiesa ir leisti jiems pasireikšti. Bet psichologinė gal problema atėjo ne dėl to, kad tas vaikas buvo netradicinėje sistemoje. Ir po to jis eina į aukštąjį. O dėl to, kad gal tas vaikas, kuris buvo toje netradicinėje sistemoje, jis jau nebuvo pačioje geriausioje netradicinėje sistemoje, nes jų dar labai mažai yra, kurių yra tvirtų ir gerų. Vienos šeimos neužtenka. Reikia daug šeimų.
Paauglystė gerai, viskas. Mes kaip aš dabar Valdorfo mokykloje pasakojau, mes galim sudaryti geriausias sąlygas vaikučių. Iki 10, 11, gal 12 metų. O po to paauglys 13, 14 metų aukštesnis už jūs. Ir po to ką? Kas valdys ką? Jisai nori kito gyvenimo, jis nori pabandyti nuotykį. Jisai nori matyti bendrovės. Jam neužtenka tų trijų žmonių. Jisai turi ieškoti biologiškai savo asmens, su kurie turi pratęsti šeimą. Tai žinoma, jisai ieškos. Jisai brausis, lėks pro langą. Kiek berniukų atidaro langus ir naktimis išlenda, jeigu jų neišleidžia. Tik dėl to, kad jie turi ieškoti to žmogaus. Jie tam gimė. Jie kaip lašišos eina per tą upę į viršų, prieš srovę. Tai jie eis prieš bet kokią svorovę. Ir mes neatsižvelgiam paauglių sveikata. Tai gal tas žmogus, kuris atėjęs, jis jau sutrandęs, jau traumuotas visose sferose. Ir lytinėse sferose. Gal jis jau su 3 žmonėmis, kurių visiškai nemylėjo. Gal jisai neturėjo gerų santykių su tėvu, ar motina, ar seserim, ar broliu. Ar jis buvo kitaip išniekintas. Amerikoje 9 moteris iš 10. Arba yra išprievartautos, arba neteisingai paliestos, arba vos pabėgai ir per plauką iš žakinimo. Štai kokia situacija dabar tenais, kokie vyrai, ką jie daro, kodėl jie taip daro. Kas pavirto su vyrais? Ar jie tikrai tokie yra? Ar visuomet taip padaro jūs? Yra žinoma tautų, kur neegzistuoja tokios problemos. Jie neturi homoseksualizmo, jie neturi neurologinių ligų ir jie neturi išžaginimo ir neturi smurto. Ir kai aš stebėjau tas tautas, būtent tie principai, apie kuriuos kalbu, ir buvo išlaikyti. Mes galim nemušti vaikų ir būti labai su išvelniais ir duoti darbą. Ir visą, ką aš pasakiau, bus puiku. Bet jeigu paauglystės metu jų lytinis vystymasis bus sutramdytas, neužjaustas ir nesuprastas, jisai bus visam gyvenimui. Kaip pasakyčiau, sužeistas. Ir būtent dabar, kas vyksta su pornografija, kas vyksta su neištikimybėmis, paleistuvybė. O ką daryti? Kur jiems eiti paaugliams? Jiems nėra nei vienos vietos, kai mes ką tik diskutavom, tada nei vienos vietos, kurie gali susitikti. Nėra vietos visame Vilniuje, Kaune, Palangoje, nei vienos vietos, kad visi susitinka kiekvieną dieną, susipažinimui, saugiai, ir vaikai, ir suaugę, ir seneliai, ir mokiniai, ir mokytojai, ir verslininkai, ir namų šeimininkės. Nėra. Tiek pastatų, tiek milijonų dolerių, litų, eurų, o nėra nei vienos vietos, kur normaliai žmonės gali susitikti. Tai dėl to jie bėga. Bėga ne tik tai iš jūsų namų, bėga iš Lietuvos. Vėliau anksčiau. Mums reikia sukurti tą vietą, kur jie norėtų sugrįžti. Mums reikia sukurti židinį. Mums reikia tai padaryti, kad jie norėtų sugrįžti. Vieni mes negalėsim padaryti tam. Reikia susiburti. Vienos šeimos neužtenka, nes paaugliui reikia kitų šeimų. Reikia matyti joms gerų pavyzdžių. Jie nori kažką daryti patiko, jie nori būti dvyriais. Dėl to 14 metų jau smegenys taip yra sukonstruotas, kad įrodo, kad jiems nieko neįdomu. Jie apatiški 14 metų, jie pasidaro labai nedrausmingi šeimose, mokyklose, nesuvaldomi. O kodėl? O jie žinojo, ką daryti anksčiau, jau buvo pasiruošę tam, o mes vis dėlse. Nukelia paauglystę, nukelia šeimos kūrimą
kada jau sensta žmogus, kai jau mes turėtume turėti anūkus. Problema yra daug opesnė negu kad daugelis mano. Niekas nekalba apie tas temas, o kiek abortų, o kiek yra atiduotų vaikų kitiem. Yra apie problemą, bet yra didžiausia problema yra psichologinė. Dėl to, kad dabar visi mano, kad pagrindinis dalykas yra žinios, pagrindinis dalykas yra mokslas, pagrindinis dalykas yra genialumo išvystymas. O pagrindinis dalykas yra bendravimas, meilė, padėjimas vienas kitam, šeimos sukūrimas. Pagrindinis dalykas yra, kad galėtų gyvenimą tu galvotum, kiek aš daug turiu nuostabių draugų, kokie mane myli vaikai. Jie turi nuostabius sutuoktinius. Ar tą gali pasakyti daugelis šiuolaikinių šeimų? Ne. Kodėl? Dėl to, kad mes leidžiame jums pasirinkti ir taip išvystytą visuomenę, kad jau nesvarbu, ką mes pasakom. Jau pagarbos nereikia. Kitose šalyse žinoma, verslo tu nedarysi ir nesituoksi, kol neleis mama ar tėvas, ir mama ar tėvas. O mes tokie išsivystė, taip? Bet taip išsivystė, kad pas mus daugiau problemų negu pas juos. Tai va čia tokia vienas iš tokių dalykų, apie psichologinę dalyką, adaptavimąsi į universitetus. Noriu pasakyti, kad 90 yra apie 1000 profesijų dabar. 80% profesijų dar neegzistuoja, kurių dabar mūsų pirmokai, kai jau užaugs, 80% profesijų atsiras naujų. Tai kam jie dabar mokosi? Jie visiškai bus kitose profesijose. Jeigu net negalvojant apie sparčiai ateinančią ateitį, kuri tikrai mus nustebins, patikėkit manim. Vien tik dabar, jeigu dabar sustabdytumėm kažkaip laiką ir maždaug tai eitų technologija dabar tik tai daug lėčiau ir dabar. Dabar yra tik tai 10% profesijų, kur reikalauja universitetas arba koledžas. Tai vienas iš jų yra būti daktaro ir su medicina surišta, kaip ir juridinė. O visą kitą galima pasiekti ir be aukštojo. Tai dažnai vaikai eina į mokyklą ir tėvai nori, kad vaikai mokyklą dėl to, kad jie nori, kad jie turėtų gerą darbą. Ar dabar kas nors turi labai gerą darbą? Jeigu ta sistema vyktų, argi mes tokią problemą turėtume, argi būtų tokia bedarbystė, argi dėl taip išeitų iš Lietuvos tiek daug žmonių. Tai jeigu mums rūpi darbas ir ekonomika ir pilni pilmai, tai reikia ir būtent ir rūpintis tuo. Ekonomiškai padėti vienas kitam, susiburti. Stiprybė yra vienybė. Jūs turite susiburti šeimose, padėti vienas kitam yra daug lengviau kartu gyventi, negu atskirai. Jūs turite sukurti savo bendriją, palaikyti. Gal jūs negalite išsirinkti savo giminių, gal kažkas yra krizė su giminėm ir jūs neturite ryšių. Susirinkite žmonės, su kuriems jums lengva. Jūs norite palaikyti ryšius, nedelskite to. Nepalikite savo draugų, važiuodami kitur ir neleiskite jiems išvažiuoti į kitas šalis, nes jų daugiau nematysite, o jie yra pagrindiniai žmonės jūsų gyvenime. Jie yra tikrasis turtas. Nepapildomas Ferrari, nepapildomi namai, nepapildomas hektaras. Net nepapildomas mokslas. Ateityje, netolimoje ateityje, žinios bus įdedamos labai paprastai į vaikus ir į žmones. Aš esu prieš tai. Bet dabar yra bandymai daromi ir bus ateityje labai įdomus pasikeitimas žemėje. Tokie būterkintai kaip mano tie vaikai. Vaikščios ramiai savo visur. Bet tai bus, kaip sakant, tokia technologijos pagalba. Ar mes norim to? Ar mes norim žmogiškumo? Ar mes norim vis dėlto, kad vaikas kažkaip tai būtų vaiku su savo natūraliais sugebėjimais vystytis.
Mūsų problema ateityje būtent ta, kad pusė bus pusiau robotų, vaikas priimtas prieš kažkokių tai techniškų lazeriukų, kurie keis jo sąmonę ir kaip remote control kontroliuosim jį, jisai verkia, nusibodo. Tai, arba aš noriu, kad jisai sukurtų ką nors iš muzikos. Jis jau visą savo vaizduotę turi, jau viskas įdėta smegeninė. Viskas. Jeigu jūs pasižiūrėsite visą, eikite šitą vaizduotę daugiau, nes jinai ateina į jūsų gyvenimą. Nebent kažkas pasikeis pasaulyje. Tai viena iš tų ateities posūkių tikrai įvyks. Tada pagalvokite, gal ne taip ir blogai, ką mes turim dabar. Tai reikia truputį pertvarkyti, truputį. O šiaip ne taip jau blogai mes ir turim. Nes kaip pamatysim robotus šitaip vaikščiojančius ir nenatūraliai linksmus vaikus, kurie pastoviai yra linksmi ir geri, ir jie klauso mūsų, viską daro, ko nori, tai mes jau turim robotus. Jau mes turim vergus. Ne, blogiau. Vergai tai žino, kad jie vergai. Jie dar net nežino. Ar yra klausimų? Jau paklausiu, ar jūs galėtumėte įvardinti, ką jūs skaitot, Lietuvoje dar yra, o Amerikoje jau nėra. Turiu galvoje, ką mes dar turim, ką turėtume saugoti. Taip? Vertinti. Visų pirma, jūs turite dar išlaikę taurumą. Yra dvi kategorijos Lietuvoje, kur jau aš nematau egzistuojančių Amerikoje, kaip aš paminėjau savo draugams. Viena kategorija ypatingo grubumo, ypatingai viešose vietose, aptarnavimo sferoje, tokio, kur jūs nesutiksite, sakysim, Amerikoje ar kitose Europos šalyse. Kad tiesiai, šviesiai tavo akis pasakys tokią šonkybę, kad tu neatsipeikys per 2 savaitės. Ir ypatinga tyrumą, šventumą, tikrą tą kuklumą, tą ypatingą meilę, atsidavimą, betarpiškumą, išmintingumą ir visą tą perteikia žmonės, kurie yra Lietuvoje. Tai tos dvi kategorijos net neegzistuoja tenais, kaip mano atžvilgiu. Tenais jau išsigimęs yra kuklumas. Jo taip nepamatysi, kaip aš matau daug čia. Ypatingai merginose. Dar merginose tas išliekęs. Čia labai mažai matau vyrų ir paauglių vyrų. Ir daugiau užsiėmę, daugiau huliganizmų. Arba šiaip pokalbiais, kurie yra visiškai banalūs. Bet aš suprantu puikiai, kodėl tas daro. Ir aš užjaučiu jūs. Tikrai jiems nusiboda. Nusiboda. Tikrai. Argi jums nenusibostų jų vietoje? Man nusibostų. Aš kai stebiu mokyklas, tai vaikai sėdi, ypatingai berniukai. Iš viso tos mokyklos, kurias egzistuoja dabar ir net ir universitetai, berniukam jie visiškai netinka. Jie turi judėti. Yra labai mažas procentas, gal 10% tokių flegmatiškų berniukų, kurie gali išsėdėti ir jie gali žiūrėti kompiuterį, gali tenais kažką kaip studijuoti, būti rašytokiai, vadinam jūs rašytojais tokiais, kurie gali pasėdėti ramiai. Bet yra labai daug tokių aktyvių, jie yra visiškai sveikutėliai, bet jie turi tokią energiją, tokią cholerišką drąsą, jie nori viską eksperimentuoti, jie turi būti didvyriai, jie kažką turi daryti ypatingai. Tokius vaikus, jeigu aš galėčiau, siųsčiau į Afriką. Tegu jie padeda tenais, kilnuoja tenais, gręžia tas šulinis. Jie turi kažką daryti, o jie dabar žiūri mokytoją į juos, kad jie patys prasčiausi, patys blogiausi, patys nedoriausi. O jie ir būtų tie žmonės, kurie išgelbėtų jūsų vaikus iš gaisro. Dėl to, kad jie drąsiausi, bet jie ne vietoj sėdi. Jiems reikia būti dvyriais. Jie negali sėdėti ant kėdžių, jie negali sėdėti ant grindų. Jiems reikia judėti. Jiems reikia būti dvyriais. Bet tas didvyriškumas pasireiškia jų energiją. Taip, jie juda, atrodo, kad jie nenorimus. Bet jiems reikia duoti tokius darbus, kur reikalingas tas judrumas. Jiems reikia
reikia būti miškuose, dirbti miškuose, laukuose, namus jiems reikia statyti. Kiekvienam paaugliui reikia pastatyti savo namą. Tam, kuris žinoma nori. Tai yra didelė svajonė kiekvieno paauglio, kurio aš pažinojau. O dabar tai jie ir grafitį nedarytų. Jie viską tenais išplautų su dantų šepetėliu. Kiekvieną plytelę. Jie turi įvertinti, jie turi daryti savo baldus, ant kurių sėdėti. Tai jie taip nekrutėtų šitai. Jie nekrutės šitai. Dėl to, kad jie bučiuos tą kėdę, jeigu jie išdroš. Visiems kitiems neleis ten krutėti tos kėdutės. Jiems reikia reikšmingo darbo. Ir vaikam, ir paaugliam, ir suaugusiem. Bet aš sakau, kad kur tas reikšmingas darbas? Ar jie nusimezgė savo drabužius? Ar jie pasisiuvo savo drabužius? Kuris iš jų pasisiuvo visiškai savo drabužius? Ne vienas, kur aš žinau. Ar jie išsivertė savo valgyti? Ar jie svečiam jūs viską pateikė? Viskas nuo pradžių iki galo. Patarnavimas ir išvirimas. Mes viską taip atitraukėme nuo realybės. Viskas taip atitraukta. Ir dėl to mūsų berniukai kenčia, dėl to paaugliai kenčia, dėl to gaunasi huliganizmas. O po to vyrai jaučiasi nelaimingai. Ir ateina 40-mečiai, 50-mečiai, 60-mečiai, verkdami pas mus. Kad jie nelaimingi, jie nesuradė savęs. Kodėl? Ir būtent dėl to, kad visas gyvenimas yra labai nuobodus jiems. Ypatingai tokio pobūdžio. Dar anksčiau, kai kažkoks tai buvo karas ir daug dievai neužmuždavo jį, kažką, kad dar galėdavo pajuoti ant to arklio, kažkur daryti, kažką daryti. O dabar nieko joti nereikia, dėl nieko kovoti nereikia. Kartais pažiūrėti tą vėliavą, kažką padainuoti, kai visi dainuoja. Jokio heroizmo, jokio vyriškumo. O merginom irgi, ką jie daro, merginos, paauglės, kodėl pasidarė tą tokį visą madą, jis nori būti madingos. Kam? O ką mada? Tam, kad pritraukti asmenį, kad būtų sveiki vaikai. Bet mes nekreipiamės, tyčiamės iš savo dukrų, kurios nori kažkaip madingiau atrodyti. Bet iš tikrųjų kokia tai funkcija? Tai funkcija sudaryti šeimą, tai vėl vaikai, tai vėl ta pati, taip pat tas pats ratelis. Ir vėl mes sugrįžtam prie esminio dalyko. Mes esame čia, kad padėtume vienas kitam, užauginti vaikus, kad bendrautume, išsikalbėtume, palaikytume vienas kitą, paremtume, pasidžiaugtumėm savo genijais. O dvasingumas ir bus tas. Ir čia bus mūsų dieviškumas. Jeigu mes galėtumėm tą atlikti, tai yra didelis pasiekimas. Ar yra klausimų? Kokia ta sistema yra, švietimo, kokia nėra. Reikia keisti visą. Bet kaip tai padaryti žiūrint, tada, jie matematikų spaudžia, kad rezultatų, ką bandai kažkaip pradėti į šalį, tada nepradėjau dėti. Aš manau, kad yra kažkokie keliai ir būdai, bet kartais jau žinau, kaip judėti. Šiandien, dabar. Jūs jau darėte dabar. Kaip ten yra berniukai ir mergaitės. Taip. Jie eis į tą mokyklą. Taip. Taip. Tai šaukimas dabar supratimas. Ir ką daryti žinti? Taip.
kuo mums nedaug laisvės kažką kurti, tai kad mes manom teisingai. Jis yra nesąmonė, kad mes darom, bet einam atrofuojasi mūsų smegenys, kai darom tą, ko mes nenorim, nes tai yra faktas, kad atrofuojasi smegenys. Taip visi turi geras intencijas. Visi yra, aš nesakau, kad kažkoks yra piktybinis dalykas čia. Čia taip yra, čia yra sistemos, tos gamyklinės sistemos pabaiga. Tai yra jau mes pripratę prie tos sistemos, jau geriau kažką tai daryti, ką mes pripratę, ne kažką naujo. Yra baimė naujienė, rizika, valstybė, ką mes dabar, kokį dabar žmogų mes gausime. Tai bet anksčiau kažkur tai štabukas žinom, ką gausime, dabar nežinom, ką gausime. Taip? Ką galim daryti, ką gali mokytojai daryti? Na, žinoma, kiekvienas mokytojas turi atsakyti už save, bet aš būčiau labai maištininkė mokytoja. Aš visų pirma, neduočiau niekam pažymių, arba visus 5 dalykus duočiau. Pabaigčiau mokinius į kitas klases, pasakyčiau jiems, viskas aš jau ne mokytoja, jie turi mokytojauti. Pasakyčiau jiems visiems pradėti megzti, netgi siūti visas užuolaidas, kilimėlius, padaryti visas naujus sėdėjimo vietas, jeigu jie tenais drožia. Viską jūs galite padaryti tą vieną klasę kaip auksinę iš tų visų rankelių. Pradėti ateiti kažką tai gaminti, valgyti. Jūs galite būti, tokių dalykų, aš atsimenu, mano tėvas buvo pedagogas irgi 17 metų. Ir jisai irgi nerašė pažymių, jis duodavo 5, pasiūlo visiems baltas šlepetes, išdažė visą mokyklą baltai ir norėjo taip kažkaip su švara iš jo tai kažką tai išgauti iš mokinių. Bet žmogus, jeigu jūs bijote, kad jūs išmes, tada jau čia yra ne pedagogika, dėl to, kad čia yra kalėjimas. Bet jeigu jūs nebijot, kad jis išmes, tada jūs visą rankose yra viskas jūsų. Jūs galite tą patį daryti, tai tos tokia meilė, jūs galite išvesti juos, kur nors į gamtą, išvaliuoti jas sniegį, daryti fortus su sniegu. Jūs galite prie laužo mokytis, kepti savo bulvės tenais. Jums nereikia sėdėti tame, jums pagrindė tik tai pasišildyti, kaip aš pasakau, pasišildymų yra gerai turėti, va tokį dabar mes šildomės, yra gerai, bet pats, kai augini vaikas turi jausti tą vėją, tą karštį. Jeigu jie yra maži vaikai, vis tiek turi kažką pastoviai jie daryti, nes jie tik tai klausytis jie nenori. Jie gimsta klausydamės ir visi lekcijas ir dabar va kiti vaikučiai dar vieną pokyčią lekcijas duoda. Visą gyvenimą lekcijas. Ir niekas jų neišklauso. Tegu jie rašo, tegu jie kūrė, tegu jie kažką sako, nu dabar tik tai jūs pasireiškite, jūs kažką tai naujo. Kai aš dirbu su vaikais, mano vienas iš tokių patarimų, kai aš pradedu dirbti ir išgauti iš jų sugebėjimus, yra toks klausimas. Parodyk man tą, ko niekas dar neparodė pasaulyje. Pasakyk man, sukurk to, ko aš niekada negirdėjau ir niekas negirdėjo. Toksai paraginimas sužadina vaikų. Ypatinga tokį atsakomybės jausmą, kad manęs paprašė to, ko niekur nėra. Žinoma, vaikas nežino visko, kas yra, bet pati funkcija smegenyse atkasa būtent tą neuroną, kuris diktuoja kurkim kažką naujo. Jūs galite padaryti stebuklus esamoje sistemoje. Stebuklus. Jeigu jūs nebijote būti išmesti, jeigu vieningai stovėsite tenais, galite nežinau masažo kursus atlikti viską. Faktiškai jūs galite viską daryti, ką aš planuoju. Daryti šičia Lietuvoje. Su esamais mokiniais. Jūs galite išklausyti. Jūs galite leisti vienas kitam išklausyti bėdų, kas vyksta jų šeimose. Išmokyti juos kaip klausytis. Vienas iš pagrindinių problemų visose žmonėse yra abejingumas kitų žmonių problemų. Jie nemoka klausytis, tai reikia išmokyti. O kaip išmokyti, jeigu jie niekas nepaklausė, jokių klausimų. Aš kiekvienam žmogui, kai aš sutinku, aš turiu bent kokį
bent 1000 klausimų, čia yra kaip basics, kaip pats pagrindinis, patys pirmieji klausimai man. Ne kaip žurnalistas, o kaip žmogus. Tas žmogus, tas paauglys, tas vaikas, kuris nuo jūsų mokyklai, kur mokote. Žinote, aš tokį humorą turiu. Kaip psichas ateina pas psichiatrą pagalbą, taip. Ir po kiek laiko vienas po kito eina 10 metų, tai visi atsigauna. Visi sako, nu kaip pas tave taip gerai viskas vyksta. Nu visus tu išgydai. 100%. Nu kaip tu juos atstatai? Sakau, paprastai. Aš paprasčiausiai pradedu klausti, kaip jie gali man padėti. Ir jie pradeda kalbėti ir paduodu jiems mano halatą, aš atsiguliu paciento lovytę ir jie viską man išaiškina, kaip problemas padaryti. Ir nuo to laiko jie atsigauna, jie jaučiasi, kad jie gali būti psichiatrai, psichologai ir jie toliau padeda savo, toliau. Žodžiu, sustiprinti reikia žmonės. Čia yra, žinoma, čia yra ne jumoras, čia yra tik tai, aš jums kaip pavyzdį duodu, kaip psichologiškai yra, kai jie jaus, kad jie yra stiprus, kažką jie gali padaryti, kad jie gali padėti kitiem, tada ir perversmas, tai automatiškai. Aš manau, kad daug ką galima padaryti savo ir patinai, kaip draugelis, iš ko neleižiai. Ir tas turi būti, mes negalim sugriauti to, kas yra, bet natūraliai. Kai daugiau bus pasirinkimų, žmonės galės išsirinkti, kas jie, koks eksperimentas jiems labiausiai patiko. Ir žinokite, jeigu jūs būsite pati mieliausia mokytoja, pati švelniausia, pati reikšmingiausia jų gyvenime, patikėkite manim, kad 20 alternatyvinių mokyklų, kur neturės jūsų, jeigu jiems būtų pasirinkimas, jie vis tiek ateis pas jūs. Todėl, kad svarbiau yra mokytojai, negu sistema. Ir vat nuo to viskas priklauso. Dar svarbiau negu kad pati vieta. Čia aš sakau, aš jau geriau būčiau kalėjime, kad mano sargas yra mano draugas, negu laisvėje ir visi priešai. Jisai nuo 6 valandų su manim jau. Jisai kartais, jisai stebėti mėgsta. Mes turėjom tokį incidentą Latvijoje, kai mes papuolėm į neonacistų grupę, tai dabar jisai turi iš šono viską žiūrėti. Ten nelabai buvo geras incidentas, tai pabėgom. Tai dabar aš jam būtų išėjus per visus, tai jisai skaitydavo savo eilėraščius, jis sakyti ir filosofiją. Vykdavo didelis sambūris, bet dabar iš užkulisų. Bet reikės laiko, kol viskas norėtų iš širdelį. Ar dar kas turi klausimėlių? Galite pakartoti? Čia yra labai gera tema. Iš kosminės, iš begalybės principų, tai nesvarbu. Iš visuotinės problemų, iš visuomenės, kada mes auginame vaikus, tai svarbu. Tai tie, kurie yra, būtent jau kai žmogus pasidaro homoseksualistas, arba, kaip dviguba, kaip jis bisexual, kaip pasakyti. Biseksualistas. Ir nieko negali padaryti iš to. Jau viskas yra programa galvoja. Ir jeigu neteisingai stengsis tuo atsiriboti ir negalvoti tuo, jo fantazijos visą laiką bus tai, kas įvyko. Ir atsižvelgti tai mes turim labai būtinai.
Jie žmonės, jie turi savo gyvenimą. Ir iš tos pozicijos aš puikiai suprantu, kad jie irgi nori sudaryti savo gyvenimą, savo buitį, turėti savo vaikus ir taip toliau. Bet iš tos pusės, kur yra šeima, kur yra vaikai, kai mes turim auklėti, mes irgi turim žiūrėti kaip geriausio vaikam. Ir stebint tas vietas, kur auga homoseksualizmas, yra būtent tose vietose, kur berniukai negali būti su mergaitėm ir mergaitės su berniukais. Homoseksualizmas vyksta būtent tada, kada neįmanoma berniukams ir mergaitėms būti kartu ir pasireikšti meilėje laiku ir su taurumu. Arba, žinoma, galima išlaikyti tą su jėga, kažkokia jėga, su principais, su baimėm, tu nueisi į pragarą, tu tenais degsi ir svilsi ten kiekvieną sekundę. Galima ir taip su įbauginti, tai galima taip padaryti irgi. Tas irgi vyksta. Homoseksualizmas labai yra paplitęs žvėrių pasaulyje. Bet mes kaip žmonės turim susidaryti tokią, žinoma, yra homoseksualizmas iš biologinės, nes kai kurių yra hormonai, jie yra daugiau, biologiškai tikrai skirti homoseksualizmui. Tai tą aš mačiau, tą žinau, tą tuo esu visiškai įsitikinusi. Yra tų, net kurie turi du lytinius organus, ir vyriškus, ir moteriškus. Visokių yra dalykų, visokių keistenybių. Bet jeigu jie būtų tik tai vieninteliai pasaulyje, tai mes būtumėm keisti. Tai žodėl, kas yra dauguma, ar dauguma sprendžia, ar mažuma sprendžia. Priklausomai, ko mūsų daugiau. Jeigu visi būtų homoseksualistai ir mes būtų mūsų vienintelė salė, kuri būtų monogamiškoje, tada mes būtume problema. Tai kuo daugiau žmonių, tuo atrodo, kad taip ir teisinga. Tai dabar homoseksualistai jaučiasi labai nepatogiai ir negerai ir aš juos užjaučiu dėl to, kad jie irgi nori sukurti, jie pas mane ateina, kalbasi. Ir aš verkiu su jais, kokia jų problema ir kokios jų didžiulės problemos. Ir jie nieko negali padaryti dėl to, kad jų informatika jau yra įsteigta vidury ir jie vis